Sveiki, pakalbėsime šitame vaizdo įraše, kaip prijungti elektros Z6 aparatą prie mobilaus telefono mobiliosios saitvietės. Kaip tai reiktų padaryti. Aš pats naudojuosi asmeniškai iOS operacinės sistemos telefoną, bet jeigu naudojatės Android, tai aš papasakosiu tiesiog, kokius žingsnius reikėtų atlikti. Taigi, kaip įsijungiate Z6 aparačiuką, yra kalbų pasirinkimas. Tai tarp jų, jeigu galite ir pasirinkti, ir kad meniu būtų ir rusų kalba. Deja, lietuvių kalbos šitas aparačiukas meniu neturi, bet puikiai verčia į lietuvių kalbą. Taigi, spaudžiame, jeigu anglų kalba, šitą mygtuką ir jums reikia paspausti Wi-Fi įjungti. Ir dabar telefone, pavyzdžiui, jums reikėtų eiti į nustatymus. Dabar čia yra iOS telefonas, bet jeigu Android, tai bus nustatymai. Susirasti panašią ikonėlę, kad būtų nustatymai. Ir tada tarp visų šitų nustatymų reikėtų eiti ryšiai, kad susirasti, kur būtų ryšiai. Jeigu iOS telefonas, tai personal hotspot arba mobilioji saitvietė, jums reikia susirasti saitvietę. Ir pasidalinti internetu. Saitvietėj turėsite slaptažodį, kurį reikėtų ir įvesti, kai bandysite jungtis. Tai visų pirma, reikėtų jums, kaip jau jungta saitvietė, jeigu jau saitvietė yra išjungta ir jos neišeina įjungti, tai pažiūrėkite, ar neįjungtas duomenų taupimas. Nes jeigu įjungtas duomenų taupimas, jums neleis įsijungti saitvietės. Tai duomenų taupimą išjungkite ir tuomet matote slaptažodis ir, pavyzdžiui, susirandate ant šito vertėjo, tada žodžiu savo telefono pavadinimą. Tai dažniausiai arba telefono modelis, arba jūsų vardas. Šiuo atveju yra mano žmonos vardas. Taigi. Ir saitvietėj bus šitas slaptažodis. Ir šitą slaptažodį reikia įvesti tiksliai kaip parašyta. Jeigu bent suklysite vieną raidę ar skaičių, tai jau jisai žodžiu ir neveiks. Tai va, dabar įvedu slaptažodį. Jungiuosi. Ir va, angliškai connected, o rusiškai turi rašyti, kad prisijungta. Ir dabar porą tokių dalykų. Jeigu jūs išvalysite šito vertėjo duomenis, jums vėl reikės iš naujo prisijungti prie saitvietės. Arba jeigu telefonį išjungsite mobiliąją saitvietę, tai tiesiog jos neišjungkit. Niekas negalės pasinaudoti jūsų telefono mobiliąją saitvietę, jeigu nežino šito slaptažodžio. Taigi, jūs visur, kur eisite, galėsite naudoti šito vertimo aparato visur, kur bus jūsų telefonas. Nes mobilioji saitvietė veikia kaip interneto pasidalinimas iš jūsų telefono. Jūsų telefonas yra kaip routeris, kaip interneto skleidėjas ir jūs jo dalinate savo telefoną internetu su šito vertėju. Taigi, o jeigu būsite užsienyje ir ten yra brangus duomenys, tai kaip nusipirksite, pavyzdžiui, Turkijoje turkišką kortelę, įsidėsite ją į telefoną, nes vis tiek geriausia užsienį būna nusipirkti užsienietišką kortelę ten, kur brangus internetas. Tai lygiai taip pat galėsite pasidalinti mobiliąją saitvietę ir naudoti šito vertėju. Ačiū Jums už dėmesį ir gražios likusios dienos.